laiminga, savimi pasitikinti, sėkminga, mylima ir mylinti. Tai va čia ir yra va ta apgaulė, žinai, kad mes visi įsivaizduojam, kad yra nors vienas laimingas žmogus, ane, kad tipo gyvena visi va tokie, tai apskritai čia irgi aišku visa ta socialinė medija sukūrus šitą labai yra iliuzija didžiulė, kad nes visi keliasi, ne, kaip jie ten, nu, jau net nenoriu kartoti, ne, ten iš tų savo atostogų dar kažkur atrodo, va tas tai tikrai laimingai gyvena, ne, bet jau iš tikrųjų žinom, kad tai yra apgaulė, tai yra iliuzija. Laimingas žmogus tas yra, kuris, jisai tiesiog susitaikė žmogus, kuris yra priėmęs savo gyvenimą, ne, priėmęs save, taip kaip jisai gyvena, taip kaip jisai jaučiasi, jisai kas jam trukdo, jisai tai pašalina, bet kur va jisai nesistengia kažko pasiekti, kažko nukopijuoti, kažką pakeisti, o jisai tiesiog priima savo gyvenimą ir mėgausi juo. Nes ar tikrai tas gyvenimas yra toksai blogas ir tikrai tenai nėra gerų dalykų. Tai va tas nėra laimės, va kad suprast Nijolį, laimės nėra. Tiesiog yra ramybės būsena, kai aš priimu save, priimu savo gyvenimą ir leidžiu, tiesiog aš leidžiu jam vykti. Aš leidžiu gyvenimui vykti per mane, o nebandau jį kažkaip dirbtinai sukurti ir pakeisti. Dabar žiūrėk, dar klausimas, kad dar paaiškėtų. Bet Nijoliai dar, va tiesiog pasakysiu, kad būna akimirkos, kai, va, aš tikrai, ne, toksai happy esu, ne, kai ten, arba ten kažkas pasidžiaugia, ne, arba va kažkur papol, tai tos laimės akimirkos jos yra, bet gyvenimas visas nėra laimės akimirka. Va tą supras, kad ne, kartais ir skauda, kartais ir liūdna, kartais ir nepasiseka kažkas, o kartais yra be proto gerai. Tai va čia ir yra laimė, kai aš gebu tame būti. Dabar žiūrėk, vat, čia šitą gabaliuką net ir įdėsim, gal nes labai gera tema, jinai labai aktuali visiems, bet pavyzdžiui, kaip žmogui atpažinti va tą, kaip mes kalbam, ne, priimti, bet kartais susimaišoma, kada susitaiko. Nu, vos ne vieni vadina, čia mano likimas, čia jau man taip lent. Va čia ir yra, kad kai aš tikrai darau tai, ką aš vat priimu, kaip, nu, vat priimu, leidžiu tam vykti, ne, kaip, ar susitaikau, nesvarbu tas, ne, tai kai tai mano, ne, va tas toksai, kai aš, nu, esu teisingom, tai man ir sekasi, nu, va tas sekasi, einu lengvai, ne, tai sekasi ne taip, kaip aš įsitikinęs, kad turi būti, bet man tada žiūrėk viskas be pastangų. Ten žiūrėk, čia atsisukau, tas įvyko, ne, nors atrodo ten ir pinigų, kaip kitas sakys, tai jo, bet nei pinigų neatsirado, bet žiūrėk, atsirado, aš noriu nuvažiuoti atostogauti, tarkim, va aš net pavyzdį dabar imu iš savo gyvenimo, nenoriu minėti vardų, ne, bet tarkim, ne, va irgi atrodo, kaip irgi žmogui, pinigų kaip ir neatsirado, nori žiauriai nuvažiuoti su vaikais atostogauti, tarkim, ne. Tai pinigų neatsirado, bet jinai priima savo gyvenimą, jinai priėmė savo darbą, jinai dirba, jinai dabar mėgausi viskuo, jinai priėmė ne tai, kad, nu, okei, va, gal šį kartą nenuvažiuosiu. Ir jei kažkas iš šono pasiūlo, tarkim, žiūrėk, tarkim, gal nori nuvažiuoti pas mane, va, aš turiu, nu, tarkim, būstą, nuvažiuok su vaikais patostogau. Ir tai irgi yra, tik tai žmonės dažniausiai to nepastebi. Tai jai nereikėjo tam pinigų, tarkim, mane, jinai gavo tai kainuotų didelius pinigus, bet tai yra irgi gausa. O žmonės kaip skaičiuos, bet jie jeigu gautų pinigų ir galėtų išsinuomoti, tarkim, tą būstą, ne, tai tada jie įsivaizduotų, kad jie turi pinigų, ne, bet kad jiem vat atėjo kitokiu būdu, tarkim, atostogos, jie to nelaiko gausa. Ir jiem atrodo, kad jiem nesiseka. O tu žiūrėk, įsivaizduok, koks įvyksta dalykas ir žmonės šitų dalykų nepastebi. Tai vat ir yra, vadinasi, žmogus jau pradeda priimti, vadinasi, jis myli save, jis jam kažkas pasiūlė atostogauti, kažkur jinai kažką, mane ten kažką. Ir to, kad tu gyveni tam lengvume, kur atrodo, geras, ten pagalvojau, žiūrėk, ir visai susidėliojo man, ne to panorėjau ir tas įvyko. O ypatingai čia tai mes apskritai kalbam apie stiprią manifestacinę energiją, kuri yra, ne? Bet ne tai, kur aš iš proto atsisėdęs manifestuoju, kad aš noriu taip, kaip mačiau, kaip mano draugė gyvena, ar ten dar kažkokia konkurentė mano gyvena, ne? Ir tada taip man tikrai gali nesekti, nes mano siela visiškai netėjo susirinkti iš tų patirčių. Tai va, supranti, va čia suprasti, kad
ta prasme, ko reikia. Tai jeigu, sakau, robotui reikia, tai robotas atsijungia tada nuo emocijų, nuo visko ir jisai dirba pagal programą tada. Ir jam tada jis žino, kad jam reikia tiek algos, jis žino, kad jos turi būti toks vyras ar jo, ne, ir jisai tada kuriasi tą programą, ne. Tai iš ko, bet siela neturi šitų užduočių. Siela ir džiaugiasi, kai jinai vat, gyvena toj tėkmėje, tam sraute, vat ar kaip vat klausi, kaip pajausta, ne, tas vat lengvumas. Ir kartais, aišku, tai irgi suprasti, kad kartais būna ir siela pavargsta. Ir kažkur tos energijos, kad kartais ir jėgų nėra, nes yra aplinka, kuri vis tiek mus veikia, kol mes turim fizinį kūną. Nu ką, tą priėmimą. Energiją mes reaguojam. Tai tas priėmimas ir yra va, tas, kai, nu, okei, leisiu šitam, ne? Ir ta prasme per tą va, pajautimą ir tas, aišku, labai stipriai daug kas turi tą, aha, tą, ne, tą tokį, geras mano. Noriu, ne, va, tas pirmas signalas. Pirmas signalas, kuris atėjo mano ir net nepradėk paskui. Tarkim, kažkas kažką pasiūlė, pirma mintis, už tai čia ir svarbu yra dėmesingumas, ne? Nes per dėmesingumą mes ir atpažįstam tą aha. Nes jeigu mes nedėmesingi, ir vat kaip, ne, ir tu sakai, ne, tai, bet, nu, tarkim, ne, tai mes visi žinom šitą informaciją turim, ne, tarkim, tai jo, bet tas vat irgi dėmesingumas, bet kaip jinai pas mane atėjo, tarkim, irgi va tas pradėti pastebėti, ne, kas, iš kur pas mane visą tai, ne, kaip aš į tai reaguoju, kodėl man tai svarbu. Nu, ta prasme, čia viskas yra dėmesingumas, nuo šito viskas ir prasideda.